Turime suvokti šiandien, kalbėdami apie šitą karą, apie bendrai situaciją pasaulyje, jog karas vyksta ne dėl mūsų ir karas vyksta ne dėl Ukrainos. Karas vyksta ne dėl mūsų saugumo, ne dėl Baltijos valstybių saugumo, ne dėl Ukrainos teritorinio vientisumo ar dar kažkokių tokių dalykų. Karas turi, šitas karas, beje, kaip ir visi kiti karai, turi vieną vienintelę prasme, žiūrint iš jo, iš objektyvios, taip žiūrint iš viršaus, iš objektyvaus, daugiau ar mažiau objektyvaus taško, karas vyksta dėl didžiųjų galių interesų. Ir didžioji bėda, pono Budrio, pono Nausėdos, bendrai mūsų, netgi to paties Seimo pirmininko, kuris turėjo neproto išeiti su interviu ir leptelėti, kad Lietuva galėtų pradėti svarstymus, diskusijas dėl konstitucijos keitimo, kuris legitimizuotų branduolinio ginklo dislokavimą Lietuvoje. Tai vienu žodžiu mes, žiūrint nuo kairės į dešinę, iš viršaus į apačią ir iš apačios į viršų, iš dešinės į kairę, skersai išilgai, per visą Lietuvos valdančiąją klasę atrodytų, kad sveiko proto šitoje klasėje absoliučiai nebeliko. Ir jie absoliučiai nežino pasaulio politinės istorijos, netgi savo regiono politinės istorijos. Jie yra pamiršę pačias fundamentaliausias, sakyčiau, esmingiausias antrojo pasaulinio karo pamokas. Negi tiek daug, atrodytų, kiek čia praėjo, 80, kiek čia tų metų praėjo nuo antrojo pasaulinio karo, pradžios ir pabaigos, bet toks jausmas, kad Lietuvoje su tuo mūsų valdžia, mūsų valdančioji klasė absoliučiai nėra apie tai nieko girdėję ir nieko iš to nepasidarė jokių išvadų ir jokių tokių, esmės yra nepagavę. Jeigu taip žiūrint plačiau, aš manyčiau, didžioji grėsmė šiandien yra vis dėlto tas toks masinė psichozė ir Europos protų ir galvų militarizavimas. Tai, kad visi nori karo. Faktas yra tas, kad šiuo metu Vokietijoje masiškai ir sparčiai pradedami gaminti vokiški tankai yra 20 amžiaus maždaug 7, 8, 9 dešimtmečio pradžios technologinių lygio. Ir jie, kaip parodė karas Ukrainoje, jie yra labai menkai pasiteisinę ir tų tankų dabar vokiškų nebeperka net patys ukrainiečiai iš esmės. Jos perka tik tai tokios valstybės kaip Lietuvos Respublika. Mūsų abuojumas, jisai davė tokį rezultatą, kokį mes šiandieną turime. Ir stebėtis tuo absoliučiai visiškai nereikėtų.